drąsos ir laimės. Te prasideda mūsų šventė. Neišlaikau lik savo partnerį. Šveicarijoje. Čia yra mano nusikaltimo partneris, mes praeitą savaitę sutinėjom. Dar kartu. 2 kartus aš neužsimušiau vos. Mano vardas yra Balys, aš esu iš Šalsamų gimnazijos. Kas dabar vyksta pasiruošimas, kaip ir kiekvienoje geroje laidoje. Ir visi ruošiamės padaryti gerą šou, aš kaip vedėjas, nežinau, stengsiuos publiką įtraukti į šį vaidinimą. Tai va kas vyksta. Turbūt esu populiari šitoj mokyklai tom, kad galbūt labai dažnai nesilankau joje. Įeinant už kulisus. Gal. Man patinka žiūrėti, kaip žmonės visi iš užkulisių stebi, kas dabar vyksta. Kartais pažiūrėjau juos, matai tokią šypsenėlę ir toks vos ne atsipirkimo jausmas, kad visos tos repeticijos sueina į šitą momentą. Ne tie momentai buvo svarbus, o šitas, ką mes dabar padarysim, ką mes atliksim. Aš manau, kad ne man vienai visas šitas pusmetis tiesiog praskrido. Pagrindė net ne mokslai, pasiruošimas šimtadieniui. Tas laikas buvo išties turbūt pats lengviausias per mano visą, sakykime, mokyklinį gyvenimą. Atrodo labai greitai praėjo tie 3 mėnesiai, kuriuos mes čia skiriam tam pasiruošimui. Ir atrodo repeticija ir viskas, rytoj. Alio. Gerai. Sugimimo diena. Nu ką, sveikinam, laikykis, kad plaukai tik nuo galvos, viskas gerai. To pasiruošimo metu visko buvo, aišku, buvo pykčių, čia normalu, bet manau tikrai suartėjom. Tiek ir tie žmonės, kur gal anksčiau net 2 sakinius buvau pasakius jiem, tai dabar jau galiu užmėgs normalų pokalbį su jais, jau turim kažkokių tai bendrų atsiminimų, va šimtadienį, pavyzdžiui, šokam kartu, nu vis tiek yra tas toks ryšys kuriamas. Iki šimtadienio pagal mano laikrodį liko 11 dienų ir išties jau pradeda matytis tas vaizdas, jis išties yra neblogas, panašiai atrodo kaip Kautrimo apranga kol kas. Bet manau, mes padarysim gerą šou, pamatysim. Vyksta pirma scena. Repetuojam ėjimą, repetuojam maišų uždėjimą. Biški neišeina, biški problemas su mikrofonais, bet viskas įgoj. Ne, plojam, čia nesąmonė. Pats biškį esu pasimetęs, yra šokis repetuojamas. Nieko dar apie jį beveik nežinau. Bet nieko, pasigausiu kontekstą, bus viskas gerai. Aš esu karalienė. O tu? Aš reikis. Šokis su Bilu. Tipo, kas vilioja. Tai buvo labai įdomu mokinti tam tikrus judesius, kurie reikalauja labai daug technikos tikslumo. Ir buvo labai smagu stebėti, kaip žmonėm arba labai nepavyksta, arba pavyksta iš pirmo karto, kas irgi labai nustebina. Stresas kala, visi neišsimiegoja, pavargę, bet pačios geriausios nuotaikos, pačios geriausios emocijos ir laukiam paskutinį. Tu į kamerą žiūrėk, nei mane. Tai aš palaikymo laukiu iš tavęs. Lauksi. Man pačiam reikia palaikymo. Padėk! Nesinaukia. Bus gerai. Bus pizdėts. Einat iš po kopėčių, panas, einat iš po kopėčių.
Ne, nieko. Čia taip ar buvo, man daug plaukų galva. Čia nukrito kopėčios, buvo nelaimingas įvykis, gerai, kad niekas nesusižydė. Stresiuko yra belekiek, kelnis po truputį lašiukai bėga, pilvas irgi nekaip reaguoja. Repetavom, šokom ir gavau į lūpą iš alkūnės. Tai va dabar. Mes laukiam repeticijas, jau kiek čia balsą, nes mes tik valsą šokam. Bet čia nieko daugiau. Žiūri, fainas renginys, nežinau, super liuks. Tai dar rytoj tik renginys, ne šiandien. Nu, rengimas kaip. Aš nešioju veidrodį dėl to, kad taip reikia. Aš būsiu vedėjo veidrodis, jaučiuosi neblogai. O rytoj bus... Kas bus gerai? Buvo tokių veikėjų, kurie išlėkė į Austriją, buvo truputį slidinėt, bet neminėsim vardais. Kai praeis pusę metų po 12 klasės, man bus smagu prisiminti šimtadienį šitą, dabar kuris vyks. Ir man labai smagiai armūkui sausidėsiu. Ponios ir ponai. Ponios ir ponai. Ponios ir ponai. Užkulisiai tyla. Berniukai ir mergaitės. Laimingi ir nelaimingi, turtingi ir vargšai. Sveiki atvykę į mano šou. Norime labirintą. Labai liūdna, nes nenorim, kad baigtųsi viskas. Tai dar neprasidėjo. Nu tai va dėl to ir fainai tu lauki, bet ir nelauki, nes žinai, kad baigsis labai greitai. Turim apie 45 minutės iki pradžios. Jau pradeda kiltas jauduliukas lengvas, bet nepasakyčiau, kad jis nėra malonus. Tai tikimės padarysim gerą šou ir visi šitie žmonės bus laimingi. Pasislėp nuo tavęs, šimtadienio verta, tavo veido mimika, kai ieškai prasmės. Vyksta šimtadienis, 12, X laida, 10 ir pasiruoškite šou. Nieko tokio, tik tais lik 100 dienų gėdas, jeigu ką. Aš neturiu, kas manęs lauktų, aš neturiu, kur glausti galvą, vienas bandau įrodyt save. Šimtadienio verta, tavo veido mimika, kai ieškai prasmės, nusiunčia velniop, tolyn velniop. Taip trokšti mylėt, bet nurašo ant jaunystės. Pakentėk, tu jaunas, vėl mane matai. Kita
šimtadienio verta mano veido mimika, kai ieškau prasmės, o siunčia velniop, tolyn velniop. Taip trokštu mylėt, bet nurašo ant jaunystės. Galiu kentėt, aš jaunas. Sveikas. LSMU jaunime. 100 dienų iki egzaminų. Nors aš įsivaizduoju, kad jūs čia skaičiuojat, kad 100 dienų iki paskutinio egzamino, kuris biologija, Opa. Ir daugiau nieko nebebus gyvenime, tik tai egzaminai. Geriausia vasara gyvenime, kur dar jokių atsakomybių nėra. Yra pilnametystė. O po to jau pahalinsit per tas vasaras, nes norėsit nusipirkti. Sėdėsit to. Būtą nusirėsit, nusipirkti kažkokią paskolėlę turėti. Žinokit, dabar džiaukitės. Vyrinkit, debinkit, šyšinkit, ką jūs norit, tą darykit. Čia yra tie veidai, kur pasenė. Geriau nei tikėjausi iš tiesų. Wow. Negaliu net išreikšti žodžiai savo emocijų. Viskas gavosi tiek asmeniškai, tiek komandiškai. Atrodo, buvo rizikingi sprendimai. Buvo originalūs sprendimai, bet mes juos sugebėjom įvykdyti ir išgyvendinti. Ir aš dėl to labai laimingas. Ir labai noriu padėkoti savo draugam, klasiokam, kad prisidėjo, kad palaikėm vienas kitą, kad viskas man gavosi. Ačiū labai. O dabar laukia mūsų finalinis etapas. Tūsas. Vyrai, išsiduos mūsų tai neramu naktį. Bet naktį bus labai Noriu perduoti linkėjimus visiems už 10, 20, 30 metų, nežinau už kiek, kad būtumėt laisvi ir nebūtumėt įstrigę savo darbo gyvenimo rutinui, kad gyventumėt laisvą gyvenimą, keliautumėt, patirtumėt nuotykius ir būtumėt laisvi. Ačiū.